Paaiškinsiu, kuo rūkymas kenksmingas sveikatai. Nojus patiria spaudimą mokykloje. Kodėl? Jis nerūko. Jo bendraklasė jį vadina bailiu. Bet kodėl jis nepasiduoda? Nojus žino, kokios yra rūkymo pasekmės. Rūkymas yra viena dažniausių ankstyvosios mirties priežasčių. Ir rūkaliai kenkia ne tik savo, bet ir aplinkinių sveikatai. Cigaretės yra pagamintos iš tabako, kuris dega. Rūkaliai įkvepia cigaretės dūmus, kurie sudaryti daugiausia iš nuodingų medžiagų. Didžiausią priklausomybę sukelia nikotinas. Nors ši medžiaga nesukelia vėžio, tačiau šis nuodas yra pagrindinė priežastis, kodėl rūkaliams yra sunku mesti rūkyti. Rūkant jis labai greitai patenka į smegenis. Antroji sudėtinė dalis yra smalkės, kurios yra ypatingai nuodingos. Jos neturi nei skonio, nei kvapo. Smalkės patenka į kraują. Ir jeigu šių dujų įkvepia per daug, žmogų ištinka koma ar netgi mirtis. Na ir dar yra derva. Derva jau susideda iš daugybės vėžį sukeliančių chemikalų, kurių daugiausia pasilieka plaučiuose. Nuolatos rūkant, derva kaupiasi plaučiuose, o tai gerokai apsunkina kvėpavimą. Bet plaučių problemos nėra vienintelė priežastis, dėl kurių reikėtų nerimauti. Rūkymas taip pat sukelia širdies smūgius ir insultą. Būk kaip Nojus. Nepasiduok spaudimui, išlik stiprus ir sveikas. Atmink, rūkymas taip pat kenkia aplinkiniams žmonėms. Norintiems mesti rūkyti, patariama kreiptis į gydytoją, kuris gali padėti. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Prenumeruokite mūsų kanalą ir nepraleisite naujų filmukų.